Sveiki, dėkoju už buvimą kartu, nesat kartu su kažkuo, bet galvojat vienas apie kitą ir kągi galvojat, kad norit jūs tų rezultatų, matosi, kad jau taip kaip buvę jūsų netenkina, tiesiog tikitės, norit, kad rezultatai ateitų ir tai susiję su 10 taurių, kad norit jūs tos pilnatvės ir buvimo vienoj vis dėlto erdvėje, kaip matom čia tokio susitikimo ir buvimo kartu, kad tas žmogus yra jums brangus, kaip visas pasaulis, kad jūs užpildot vienas kitą, bet taip pat esat per nuotolį, didysis arkanas pasaulis šneka ir taip pat galbūt apie kažkokius skirtingumus, kurie jūs gąsdina ir kaipgi reikėtų tai pakeisti, išspręsti, kas galėtų jums padėti. Taigi paprašykime mylinčios visatos patarimo. Tai matosi toks savivertės jausmas, supratimas, kad jūs esat vertingas, svarbus, reikalingas, padėtų išspręsti tą situaciją, pakeisti ir kasgi tada atsitiktų. Tai matosi, kad jums baigtųsi vidinės kovos, nesusipratimai ir kad jūs ir išpildytumėte tą savo norą kaip 10 monetų, tai ir yra ta klestinti šeima ir matosi, kad čia ir yra ta pamoka, kurią jūs turit suprasti, taigi apie savo vertingumą, norų išsipildymą ir matosi, kad tai čia ir dabar įmanoma 10 taurių, 10 monetų ir jūs karalienė monetų.